Jeigu tu ūkininkus, kurie augina bet ką, vištą, ten, nežinau, triušį, putpelę ar kokį nors kitą gyvūną ir tiekia kaip maistą, vėliau kaip maisto produktą, pradedi ten žeminti, vadinti, kad ten krūvinas ar kažkoks, ten, nežinau, žudikas, tai, man niekaip tai nesusijęs su apskritai jokia garbinga komunikacija. Čia yra juodoji propaganda. Jeigu tu pats žmogus, pavyzdžiui, mėgsti valgyti augalus, propaguoti augalų valgymą savaime nėra nieko blogo. Mano galva, kas yra labai blogai, tai yra kenkti arba bandyti sumenkinti, arba tyčiotis, arba žeminti tuos, kurie nevalgo augalų. Arba valgo ne tik augalus. Ir galbūt kartais gali veganas apie mėsėdžius arba atvirkščiai paruošti netgi geresnę publikaciją, būdamas kitoj barikadų pusėje, gal taip juokaukim. Bet aišku, jeigu tu iš tikrųjų savos ideologijos negali padėti į šalį, tai tada geriau jau nusimti nuo tų temų, nes jeigu tu tapsi tiesiog tų temų pagrindiniu, taip sakant, autorium, neišlaikydamas to subalansuoto požiūrio, greičiausiai net pats to nepajusdamas tapsi propagandistu.